Žemaitų kalba mane ir gimtuoji kalba, mum prigimtinė. Kaip ir daugelio žemaitų, ane ir sava. Ir ne tik kalba sava, pati kalba, ane savastis, žmogaus savastis. Ir žemaitis matyt kitaip nemąsta, jeigu jis tikr žemaitis. Ir aš irgi mąstyti, rokauteis, laisva, nevaržoma, reikšti savo mintis galiu tik žemaitišką. To nespajotus. Kaip iš Vilniaus važiaunu į Žemaitėją, pravažiaunu Nevėžį, pravažiaunu Dubysą ir rodos pasikeit viskas. Mintis, oras, dangus prašveisė iš karto, ta žemaitiškoms toks tikrus, grins, persmelk visą kūną, atrodo ir dvasį. Tai be žemaitų kalbos niekur. Ir kitas iki Žemaitėje atvažiavus Liežuvis kitaip neapsivert. Nesvarbu, ar aš pasakočiau apie rimtus kokius mokslo dalykus, juk pati tyrinėju žemaitų liaudės dainas, ton senovinį dainavimą, katrus be ištarmės, be to žemaitiškas kalbos, žemaitišką tekstą, tarmiškomą tokį. Uns yra, ne žemaitiš dainavėms, juk ano charakteris, ano tas savitoms, ta ano dermė tų dainų, vis tiek tor būti ir muzikuo, į kalbuo, į viskas tor sudėrėti. Tik tikrų žemaitis gal pajosti iš tikrųjų, kaip ta žemaitiška daina skom geriausia. Man vis tiek žemaitų kalba, pat kūdikystės. Yra sava, aš anon girdėjau kartu su lopšinėm, kartu su žemaitiškom dainom, juk mamelį matyti dar mane didelė maža liopdainius, kad čiaučiaulėlė pajaudėlė, kas tavi ryto be kavos, išės tėtis rogių pjauti, o mamų nereišų tauti. Nieks, kad tik žemaitis gal pasakyti, kad vaka kavoti reik. Aukštait suprastų, ar koks suvalkėti suprastų, kad žemė pakavoti, palaidoti, o kavoti, juk priveizėti ant vaka, saugoti. Kas tev ryto priveizės, ką visi išės į darbus. Tai turėjom savitų žodžių, savitų išsireiškimų, į tą patį kalbą, ant or savo charakterį, kartas tokį aštresnį, kapotesnį. O ką nori apie švelnius dalykus pasakyti, gali didelę malonę pasirukauti, nes žemaitė turi didelę gražių tokių malonių žodėlių. Taip, tai riktinga kalba ir gali teisę šveisę tą savo mintis išreikšti. Tai man iš tikrųjų ir padeda, pavyzdžiui, apie žemaitišką dainavimą, žemaitių būdą, geriausiai išnekėti būtent žemaitų kalbą. Ir aš didelė džiaugus, kad kuo toliau tų daugiau žmonių suprant, kad tai ne tik tarmė, tai ir kalba, susijus su mąstymo būdu, su pasaulėžiūra, su gyvenimo būdu pagaliau. Žemaitis yra nuo kalba. Tai viskas ir tas viens toks dalykas, neskaidoms. Taip, kad ta žemaitis tor kalbėti, tor kautė savo prigimtinį kalbą, arba šnektą, arba patarmį. Tai aš manau, kad visi turėm, kur be gyventumėm, žemaitę ton savitom išsaugoti, ar dūnininką, ar donininką, ar daunininką, ar raseiniškę, akelmiškę, skaudeškę, telšiškę, plungiškę. Visi ton savo kalbos spalvą turėm išsaugoti, tada būsim didelė, spalvingi, graži ir įdomi. Viens kitam, patys savo. Tai mūsų tapatybė, mūsų savastis.